Labas vakaras, broniau. Labas vakaras. Duok 5 su pergalė už sveikų jėgų pergalę pagaliau per rinkimus. Laimėjome, jopštararai. O, džiaugiausi gal 2 dienas. Čia džiaugiuosi niekaip, kad pagaliau žmonės ant Lietuvos sveikai mąstyti pradėjo. Nes tai pas mumis savivaldybei, kai paskelbė rezultatus, tai visi gėrėm ir keikėmės savivaldybei. Oi, aš tai skambinau draugus į Kauną, kauniečiam visiems savo giminėm apskambinau, sakau, sveikinu visus su pergalė, jums visus su telefonu. Su kom sveikinė? Su pergalė sveikinau rinkimuose, kad išrinko mūsų lyderį visą, visų mūsų žmogų, kur teisybę rodė visiems. Kauniečiams. Na, aš tai, žinai, žiūrėjau į praeitą kelią iki rinkimų ir matau save tokį mažą žmogų, kuris žygiavo į juos nuo 97 metų, kur tai. Ėjau toks mažas, vis didėjau, išaugo ragai man, uodega, kanopos, myžalų spalvos barzda ir dantis pa oranžinę spalvą palyka. Ir vat aš atėjau. Laimėjome su pergalė. Laimėjome su pergalė. Ta proga padainuosime dainą. Žemė Lietuvos, KGB žaliuos, KGB žaliuos, žemė Lietuvos. Nu kągi, mano pirmasis darbas išrinkus mane Lietuvos meru būtų panaikinti visokius žanvienus, radiocentrus, kitos radio studijas, kad visi klausytų ruskį radiją. Nes nu ką čia, ką čia dabar? Po to visus pinigus išvaikyti kariuomenę, aš irgi išrinksiu. O kam ta kariuomenė reikalinga? Visus pinigus kariuomenėje atiduoti Rolandui Pavilkioniui. Pavilkioniui, tai. Mokslui. Mokslui atiduoti visus pinigus. Tegul turi pinigus ir mokinasi. Taip. Paviljonis. Po to eurointegracijos procesus. Šūdo integracijos. Referendumą paskelbsim, ar žmonėm reikia. Aš žinau, kad referendumą reikia skelbti dėl to, kad reikia iš vis stoti į Europos Sąjungą. Bet dar vieną referendumą. Reikia skelbti kasdieną po referendumą. Va. Ir žemės ūkį labai prioritetinė šaka. Kokia šaka? Prioritetinė, čia aš tokį žodį išmokė mane, kaip Škrabauskas. Nes aš žinau, kad 30% kaimų tai tik labai perspektyvų yra. Taip. O su ko mes prekiausim? Su Rusija ir Belarusija, nes labai perspektyvų. Labai perspektyvus. Tokia rinka. O tai ką? Visą laiką iš mūsų dešras pirko. Ir pirks 100 metų. Taip. Ir sūrius pirks, ir pieną pirks. Alaus nori gal? O daugiau nelabai turiu. Aš pats nežinau. Aš su sąrašu pakliuvau į savivaldybę, dabar nežinau, ką daryti. O tu pas mane sąraše buvai ar pas prokurorą? Pas prokuroras sąraše buvau. Prokuroras per televizorių sakė, tokių kaip aš labai daug, kad tiek išrinko į valdžią, dabar nežinia, žmonės pirmą kartą atėjo į politiką, nežino, ką daryti dabar. Sužinos. Greitai sužinos. Nu ką, mano kaip Lietuvos mero antra užduotis būtų pirmą išvaikyti kariuomenę, antra užduotis būtų turbūt viską nacionalizuoti reikia. Taip reikia. O tai šitas socialdemokratas, tas Andriukaitis, pripažino vyras, kad klydo. Iškart pasakė, suklydau, rinkimus pralaimėjom, nesitikėjom. Gaila, labai mažai myliu, žinai. Nesitikėjom, tiek balsų surinkti. Atsiprašau. Gaila, geras vyras. Nu, bet nieko, tas Grabauskas ir Paulauskas, oi, tai geri vyrai. Taip. Dar trečia mano užduotis būtų ant Lietuvos uždrausti bet kokį vakarietiškumo propagandizmą. Tai ką tie vakarai davė per 10 metų? Aš nuogas gyvenu. Aš irgi nuogas. Aš 100 kartų geriau gyvenau prie Ruso. Akmenų sriubą verdam. Žmonės iki tiek jau įsivaizduokite, kad žmonės savo vaikus valgo iš viso, kad jie savo akimis mačiau, kaip pagavo vieną tokį vaikelį visiškai pedofilas, ir žakino, ir nuo namo numetė, o po to žmonės susirinko, nes jis negyvas buvo ir suvalgė visą. Ai kaip? Taip, savo akim mačiau. Gal ir gerai. Dabar 24 metus kalėjimo gavo.
Kas vaikelis? Vaikelis. Kad ne savo vietoj vaikščiojo. O, nabagas, nu. Valgį, ko davedė mumis. Taip. O viskas, kad Liandsbergis savo kokią pensiją pasiskyrė, Pasiskyrė pensiją, pats savo pasiskyrė pensiją, 100 litų kažkur į dieną. Taip, ir turi šoferį Liandsbergis. Ir namą kažkur šitą Fabijoniškėse. Kaik. Taip. Taigi ponų rajonas. Taip, ir prezidentu iki gyvos galvos save pasiskyrė kaip Pinochetas. Į kalėjimą jį reikia pasodinti, o jis dabar neliečiamybė. Dar taps nematomas. Tai visi tie Liandsbergiai, kieno jų režimą tą nuteisti reikia, tik negalima. Nu, a ko stiprėkite? Man bloga, aš šiaip. Taigi reikia džiaugtis, o jums bloga. O kur džiaugsis, jeigu toks Liandsbergis iki gyvos galvos prezidentu tapo? Palaukit, jūs vat kaip pykstate, aš jums pamokinsiu, kaip reikia, politikų reikia išmokti, vat padarykit šypsenį, va taip. Daugiau ugnies sakysia. Va, čizas. Na kągi, pirmą pamokėlę gavote politiko, dabar duosiu 102 pamokėlę, kaip reikia politikų elgtis, kai atsistojat prie žmonės. Taip. Va, kur daug žmonių būna, kur ateinat į kokią mokyklos aktų salę susitikti su rinkėjais. Vat jūsų laukia šitas dabar, sėdi žmonės. Ir žmonėms sakot, gerbiami žmonės, aš už jumis. Aš padarysiu jum, kad viskas būtų labai pigu. Tai čia pirma, kas sakai. Po to reikia sakyti, padarysiu, kad bus labai daug pinigų. Aš žinau, kad trečią sakyti reikia. No. Prieš rinkiminį sakydavau. Ta valdžia, kuri jūs nuskurdino, jos vieta kalėjime. Ir visi plodavo. Labai teisinga, labai teisinga. O dar, žinai, kaip mane išrinko, aš dar po susitikimų su rinkėjais dar nuogas pašokdavau čardašą. Tai va, labai patikdavo rinkėjams. A po to visi gerdavom ir vemdavom toj pačioj aktų salėj. O žinokit, man su žemdirbiais patinka labai bendrauti. Oi, tai gal pašnekėsim. Jums čia bronius savo trauktinės lapų turiu, prašom. Duokit. Įpilsiu. Muziką pagroti. Taip. Nu ką, tęsime mūsų rinkimų laimėjimo vakarą radio show. Mūsų socialliberalas. Kokis tau socialliberalas? A taip, Žasinai, taigi žemdirbių atstovas. Pas žemdirbius su Grabausku. Taip, nors aš ir už tą biskį. Na, geziausies. Laimėjom rinkimus. Laimėjau. Šito laikraščio neimk, nes prispjaudžiau. Na kągi, mielieji klausytojai. Na, tie, kurie dabar sėdite savo traktoriuose ir kombainuose, nenorite savo runkelių vežti į Marijampolės cukraus kombinatą, tie, kurie kelius blokuojate ir šašlykus valgote. Na kągi, privėt jum visiems iš Vilniaus. Aš kaip jaunųjų žemdirbių partijos atstovas labai džiaugiuosi, kad vyresnysis brolis laimėjo. Klausyk, kraujomaiša, jeigu sveikinimus man sakysi dar, tai normaliai kalbėk. Gal paprašaliai, gal apsiraminkite čia. Gerai, kraujomaiša, Gezo, pasėdėk. Tegul pasėdi, Kiauliukas. Kiauliukas. Gerbiamas Mindaugai, mes nors jūs ir ne mano partija, tačiau vis tiek tame pačiame sparne, toj pačioj barikadų pušy. Kaip jūs įvertintumėte rinkimų rezultatą? Svarbiausia, kad normaliai žemdirbiai išsirinko savo tinkamą valdžią. Mane ir kitus. Ir labai noriu atkeršyti danams. O kas yra danai? Kurie cukraus fabrikus nupirko ir neūkiškai bando vers, kad cukrinius runkelius vežtų ne į Marijampolę, o vežtų į šitą. Aš labai pavargau šnekėti. Ну, palakšyk. Якийсь литвинский народ, выбравший наконец-то нормальную вальджу. Мы, вся Беларусь, народу с колхозниками, милицией, ОМОНом, КГБ,
армией, флотом. Нет, флота у нас нет, ну ничего. Все радуемся за вас, литвины, что вы наконец-то проголосовавшие за своих, тех, которые этого заслужившие. Во, а не то, что какие там козлы с барздой. Во, якесь у вас на ринкимах наконец-то выиграло подобающее большинство жемдерби, все эти прокуроры, все и козлы с бородами цвета мочи. Чтоб всем вам, литвины, было добре, а мы, белорусы, сабро, что вам всем поможем. Всем, чем можем. Обои можете покупать у нас в Могилеве, плитки для ванны покупать можете в Минске очень дешево. Что ты говорите? Спички. Спички очень дешевые у нас на Беларуси. Ну, наконец-то, ваша первоочередная задача. Нужно возродить жамисуки. Нужно всех опять согнать с шаками в колхозы. Потому что не подобает в государстве, чтобы была частная собственность. Этого быть не может. Не может этого быть. Нужно все, чтобы было государственное, и что лучше белорусское. Вот. Следующим этапом я вижу ваш выбор, литвины, что як свою думу выбирать будете в этот семь, или как его там, блядь, называют. Выберите всех этих козлов с бородами. Вот. И что не забудьте выбрать этого с очками и усами, что у вас наиважнейший начальник по учебе, Роланд Павилоний, самый удачливый, на мой взгляд, ректор. Вот. Я еще не кончил. Что вы мне все ухмыляетесь здесь? Что вы мне ухмыляетесь здесь? Вон из студии. Прашем снять, прашем, лабай швец уже могу. Ну вот. Я, як патре президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, як второе лицо в республике, принес вам приветствие от нашего президента. Сейчас я его зачитаю. Уважаемые соседи, счастлив, что вы наконец-то стали хоть немного похожи на нас, белорусов. Еще года 2, 4, 5, и вы начнете поговорить на своем старом языке, то есть на белорусском. Подпись Александр Лукашенко. Вот. Еще хотел бы, еще что меня волнует здесь у вас в Литве. Пора вам говорить уже по-русски вообще. Мы уже, белорусы, уже тоже говорим на русский. И слушайте, ради бога, русское радио. Ну, ради бога, слушайте. Ну, что вам жалко, блядь? Що порінки мені джоксмо протруки. Так. А те я вам статтю лешку, палайканчу лешку, джугю лешку, бувай пікту лешку, лешку, бедно речу подступенно типа тінги, брангу лешка. Рашумусь Риманта Шапавска сишвільнюс. Сеней сякел юсу кова, гербимас броняу Шуставской. Man visuomet patikdavo, kai jūs kalbėdavote užsilipęs ant šito visur elgio. Jau mažas būdamas mačiau jumise tą jėgą, kuri atves Lietuvą į dorybę kelią. Džiaugiuosi už jūs ir noriu paprašyti, kad atsiųstumėt man 15 litų, neaišku kam, kas pas jūs kolega. Rašo mums Richardas B. iš Dvaro gatvės Šiaulių miesto, pastovus mūsų klausytojas. Džiaugiuosi, kad pagaliau rinkimus laimėjo jūsų partija, nes pagaliau baigsime virti su žmona Kviliūtė šūdų ir akmenų sriubą ir pagaliau galėsime ant turgaus nusipirkti kopūstų. Dar toks laiškas atėjo mums iš Gargždų miesto. Rašo Vytautas Tamulionis. Esu žemdirbys. Labai sunkiai gyvenu, uždirbu nedaug. Vaikai pas mane yra net 8. Valgo, kas pakliūna. Šūdų sriubą, šūdų pyragą, o kartais ir akmenys griaužia. Liūdna man, tačiau pagaliau matau, kad ateina geri laikai. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jumis laišku ir pasirašo kryžiukas uždėtas kažkoks tai. Na ką, na ir pasaulio margumynas. Jungtinių Amerikos valstijų popžvaigždė Madonna pareiškė, kad laukėsi
Atsiprašau, ne tą skaitau kažką. Ne tą. Ne tą pasaulio margumyną. Ha! Ha! Na, Ne, ką? ne. Iš didelio debesio mažai lietaus. Nepasiruošiau. Va, pas mane yra pasaulio margumynas. Vienas Australijos gyventojas augina savo namuose begemotą. Kiekvieną mėnesį, pirmą dieną, jis perdažo begemotą pandos spalvom ir kviečia turistus į ją pažiūrėti. Begemoto vardas Panda. Nu, toks tik margumynas, tada paltą parašom. Negalima, nepralaimėjo, atsiprašau visų. Kągi, labai norėčiau dabar pakalbėti apie moralinį nuosmukį ant Lietuvos. Žmonės labai praradę tikėjimą gyvenimu, rytdieną ateitimi. Žmonės visiškai pamiršo moralinės vertybės. Žmonės viską atmeruoja pinigais, daiktais ir labai daug geria. Kaimas visas yra pragertas. 35% Lietuvos žmonių, kaip žinia, yra kaimiečiai, iš kurių 150% yra kraujomaišė ir 218% yra alkoholikai. Ką daro Lietuvos kaimas? Atsikelia ryte, įsispiria basnirčia, atsikemša samanės bonkę, geria ir po to girti eina į lauką. Lauke rūko, geria toliau. Kartais pakliūna po savo neprižiūrėtų ir užvestų žemės ūkio padargų. Po to grįžta namo vakare ir lipa girti ant savo girtų bobų. Girtos bobos pastoja ir gimdo girtus vaikus. Toks Lietuvos kaimas pas mus. O viskas per ką? Per šitą vakarus visus. Per vakarus. Išmokė gert vakarai mumis. Taip. Taip. Jeigu ne vakarai, mes negertume. Aš, Negero. pavyzdžiui, sėdžiu čia dabar ir galvoju, vat grįšiu namo, alaus išgersiu, grastų vyno. Oi, kaip... Oi, o pas tave dar yra šito obuolių, tas škinšas, kaip aš vadinu, tas bačkoj pas tave, kur namie yra. Liko porą litrų, kur tai. Su padugnėm, kur labiausiai galva duoda. Ateisi pas mane šiandien. Tai gal jau lekiam? Reikia laidą damušti, žinai. Ai, taip, gal čerkutę. Duok man Kol čerkutę. daina gros. Dar prieš dainą aš norėčiau tokį padeklamuoti rinkimų pergalės progą eilėraštį. Kur čia jis pas mane yra? Dienoraštį vedu. Va. A gal aš dienoraštį savo paskaitysiu. Įdomu, paskaitykit. Vasario 1. Atsikėliau, nuvėjau, pavalgiau, pažiūrėjau televizorių, bet abu po to nuvėjau miegoti. Ir miegojau iki ryto. Vasario 4. Šiandien sutikau savo geriausią draugą Česlovą. Nuvėjom gerti į Žemaičių aludę. Geriam, po to neatsimenu. Vasario 6. Vis dar sėdim aludėje, bet jau kitoj. Vasario 7. Randamės Panevėžy. Vasario 12. vis dar Panevėžy. Vasario 14. esame Šiauliuose Dvaro gatvėje. Vasario 18. švenčiame kažkokią šventę. Vasario 21. randamės Kaune. O vasario 22. randamės Palangoje. Vasario 30. nėra tokios. Kovo 1. randamės pas mane vėl namuose ir geriam su gerbiamu Česlovu. Nu ir vis geriam. Nu, eilėraštis toks. O Lietuva, tu jau laisva. Gali balsuoti tu balsadėžio urnoj. Renkiesi tu savo kaulėtą ranką, tą, kuris tau duos maisto į burną. Neprašausi, balsuosi tu vėl. Negadinsi ateities tu nei savo, nei vaikams. Prabalsuosi už mus tu ir vėl. Ir bus geriau gyventi tavo vaikams. Mano šalyje ir žmonės mano. Jūsų 3,5 milijono. Myliu aš jūs, globosiu aš jūs,
gera visiems mums šičia mums bus. Nu, ant Lietuvos gyvenimas gerėja, blogėja, bet dabar turėtų gerėti. Bet aš ne apie tai norėjau pakalbėti. Norėjau pakalbėti apie nravstvenas, apie visokius dalykus, kurie trukdo mum vieną kitą geriau pažinti. Širdys mūsų dar ne kartu plaka. Vyksta kokie tai kataklizmus. Žmonės tai susirūpinę, žudasi pakaroklių daug, vaikus valgo. Šitaip dėlą nepaidziot. Reikia tokį pravesiu dabar autotreningo treniruotį per radiją bangom. Kaip reikia daryti, kada yra liūdna, ką reikia daryti, kad būtų linksma. Reikia giliai įkvėpti ir šipsotis. Ir kai šipsaisi, reikia orą išleisti. Va, и turi šipsina lučizarna būsi, nušviesti visą kambarį. Va, kitas prasimas, kada liūdna, reikia savo padainuoti kokį dainą. Va, pavyzdžiui, jeigu mano vardas Zbignevas, man liūdna, aš savo sėdžiu vienas, man liūdna, ir aš dainuoju tokį dainą. Aš Zbignevas, man liūdna, bet aš nusišypsau, ir man darosi linksmiau. Ir kokį 10 kartų šitą reikia pakartoti. И, конечно, reikia nepamiršti vaikščioti į bažnyčią. Į bažnyčią, kai nuvieni, tą dvasingumą daugiau pakeli. O į kokią čia eiti? Nesvarbu, katalikų geriausia. Atsieni pažiūri į tą suplavkimą ant kryžo, kur kabo, taip gera pasidaro ir išeini. Čia toks būtų pasibėjimas, kaip taisyti nuotaikas. A kaip ugdyti valią, dabar pakalbėsime. Antras mano klausimas, kurį norėjau pašnekėti per radiją, per jūsų laidą. Kaip ugdyti valią? Nusipirki saldainių ir padėdži prieš savį, prieš nosį saldainį. Ir nori saldainį, kaip nori saldainį. Kaip saldainį nori, a neimi, nevalgai saldainius. Tada paimi kitas žingsnis, išlupini saldainį. Išsutrupini, kad jie kvapas į nozdri saitų. Ir vis tiek nevalgai. Žiūri, saldainį žiūri, nevalgai. Nevalgai, dieną nevalgai, 2 nevalgai. Ir tada valia išugdai. Dar norėčiau apie sveikatos ABC pakalbėti. Arba VGD. Žmonės, kurie daug rūka, iš tikrųjų kenkia savo pičionkai, inkstam, širdies, nosis, ausų ryklės lygoms, akis blogiau mata, žmogus tampa paliegusiu senelis. Rūkyti nereikėtų rūkyti. Dar toks sveikatos ABC apie savo šlapimą gerimas. Jame yra labai daug acetono, mineralinių medžiagų, vitaminų. Gerkite savo išmetus. Tai tiek, aš jau turiu lekciją į kitą radiją kalbėti. Ačiū. Ačiū, Zbignevai. Ačiū. Duokit man dar dabonkitą. Prašau, už pergalę. Už pergalę, Lietuvos. Oi, laimėjom. Laimėjom. Tai ką dabar darysim laimėjom? Gersim savaitę patoką. Pagalvokim. Kągi, mūsų laida ateina į pabaigą. Norėčiau paminėti, kad studijoje svečiavosi kairiojo gaivalo aljanso pavaduotojas Česlovas Šapauskas. Kaip aš? Iki pasimatymo, mielieji. Prie išleidimo pulto dirbo didžėjus. Aš, Bronius Ramanauskas, laidą uždarau. Viso gero.